Šie mokslo metai atnešė daug pokyčių į Rokiškio rajono švietimą. Patalpas vien mieste keitė net kelios mokyklos. Viena iš tokių įstaigų Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto progimnazija. Jau metai laiko, kai dirba švietimo įstaigos naujose patalpose, persigrupavę kažkiek ir šiandien mes esam Juozo Tumo Vaižganto progimnazijoje, didžiuliame gražiame pastate, naujose erdvėse, kur įsikėlė visa progimnazija prieš tai buvusi dviejose pastatuose skirtinguose ir visa bendruomenė šiandien gali vykdyti ugdymą vienoje gražioje erdvėje. Rūmai įpareigoja ir puoselėti tradicijas Juozo Tumo Vaižganto vardą, ieškoti deimančiukų mūsų aplinkoje. Ir erdvė tikrai puikiai, mūsų bendruomenė dabar yra visa vienoje vietoje, nes mums yra labai svarbu bendruomenės kūrimas, kas yra įgyvendinamas dalykas. Labai džiaugiamės erdvėmis naujomis, aplinka, aplink mokyklą ir turime dar daug ir naujų klasių įrengtų ir laboratorijų. Naujos laboratorijos, kuriuose mokytis ir eksperimentuoti galės ne tik Juozo Tumo Vaižganto progimnazijos mokiniai, duris mažiesiems mokslininkams atvers jau netrukus. Taip pat ir nauja lauko klasė po kupolu. Tūkstantmečio projekto dėka jos yra įkurtos ir įrengtos. Aišku, pagerės vaikų ugdymo kokybė. Daugiau turėsime galimybių neformaliajam ugdymui ir mokytojai, aišku, dalinsis savo patirtimis su kitų mokyklų mokytojais. Tinklaveikos būdu kviesime ir kitų mokyklų mokinius, visą klasę atvykti ir pas mus dalyvauti, kad ir sporto salėje įrengta interaktyvia sistema. Įtraukė fizinio ugdymo sistema pamokos metu tarsi žaidimas apjungia judesį, garsą, vizualinę informaciją, lavina stambiąją motoriką, koncentraciją, koordinaciją. Tokių sistemų Lietuvos ugdymo įstaigose vos kelios.